Vasaros pradžioje projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra dalyviams buvo surengta vasaros treniruočių stovykla, kurioje jie susipažino, šėlo iki ryto ir mokėsi sportinių šokių žingsnelių. Praėjus 5 mėnesiams dalyviai vėl susirinko į tą pačią vietą – Trakų rajone įsikūrusi kaimo turizmo kompleksą Margio krantas. Vienintelė mintis – vaikas labai greit bėga, net nepasijuto. Čia viskas prasidėjo, čia susipažinom, čia gimė pirmi žingsneliai ir visą tai atgimė iš naujo šiandien. Aš pamačiau salę, kurioje repetavome ir kur mes su treneriais, su choreografais pirmą kartą mokėmės čiačios pagrindus, sambos. Taip kažkaip šilta ir tie patys žmonės. Taigi važiavom vienas kito nepažįstami, nepažinodami, o dabar praktiškai kaip viena šeima jaučiamės. Šioje simbolinė tapusioje vietoje dalyviai susirinko ne šiaip savo. Čia šią savaitę buvo surengta projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra įpusėjimo šventė, į kurią atvyko ir su šokių projektu jau atsisveikinę dalyviai ir tie, kuriems pavyko pasiekti pusiaukelę. Geras nuotaikos. Geras nuotaikos, gera būti tarpe tų, kurie švenčia projekto vidurį ir vis dar yra projekte. Neslėpsiu, tikrai yra malonu. Skirtingai nuo vasaros, dabar dalyviai pajudinti klubų nepanoro, tačiau mielai pramogavo karštoje pirtyje. O drąsiausieji netgi išbandė naktines maudynes, vos kelių laipsnių šilumos vandenyje. Nors dalyviai atrodė draugiški ir atsipalaidavę, tačiau kai kurie jų drąsiai prisipažino. Įtampa tarp projekto varžovų milžiniška. Azartas įsijungia po truputėlį. Darosi vis įdomiau žaisti žaidimą. Pradedi pastebėti kitus dalyvius, kaip jie reaguoja į tave, kaip jie reaguoja į kitus savo konkurentus. Atsiranda konkurencija iš tikrųjų. Kaip be būtų gaila. Nepaisant konkurencijos, dalyviai atvirai įvardino, kuriai porai ramia širdimi atiduotų nugalėtojo titulą, dėl kurio visi taip aršiai kovoja. Aš galiu pasakyti, kas yra mano favoritai. Tai yra Dainius ir Katažina. Turbūt vis dėlto Aušra su Tomu. Turėtų laimėti, mano manimu, turėtų laimėti Tina su Tadu. Donatas su Rasa. Aš taip galvoju. Po Tinos iškritimo iš tikrųjų niekas nebeaišku, ar ne? Bet buvo aišku, kad jie sugrįš ir manau, kad jie tikrai eis iki finalo. Lygiai taip pat manau, kad Katažina su Dainiumi eis iki finalo. Tikrai. O kuri pora iš šitų dviejų laimės, dar negaliu pasakyti. Bet nebijau, kad tai bus viena iš šitų dviejų porų.